Pridėkime testą. Pridėti klausimą. Multiple choice. Kad iš kelių, reiškia, būtų galima pasirinkti vieną. Spaudžiam. Toliau. Parenkam egzamino testas. Klausimų pavadinimus. Kaip vadinamas LAN. Kas yra LAN? Testą galima padaryti iš kelių klausimų, ne? Liko 3 balai, tarkim, padarysim 3 klausimus ir iš jų po 1 balo vertė. Taip, čia galim pasirinkti, kaip bus numeruojami klausimai ir atsakymų raidės ir pasirašom čia pasirinkimus. Yra standartiškai 5, galima pridėti po 3, nes reiškia, galima turėti labai daug atsakymų variantų. Ir rašom kokius nors, tarkim, tokį. Jeigu yra neteisingas, tai vertinimas yra vertinimo nėra. Ir galima pridėti, tarkim, atsakymą teisingai. Antras gali būti tarkim toks, vėlgi neteisingai. Ir tarkim trečią pasirinkimą įdėkim teisingai. Local area network. Ir šito atveju yra 100% tiesos ir teisingai. Kitų mūsų variantų galim ir nesakyti. Bauda už kiekvieną neteisingą galim vėlgi parodyti 100%, kad kiekvieną kartą tai galėtų daryti. Lygiai taip pat patarimus, užuominas galima suvesti, išsaugoti pakeitimus. Matom, galim prižiūrėti, kaip atrodo. Ir atsakymų variantai.